Gydytojau, pakalbėkim. Labą dieną, Giedriau. O, labą. Ilona, taip? Taip, malonu susipažinti ir man. Keliaujam su manim, Giedriau. Kur mes toliau važiuojam? Taip, Giedriau, mes keliaujame dabar į 3. aukštą, kur mūsų pagrindinės palatos. Prašau, Giedriau, štai čia. Užeikite. Štai čia mūsų palata. Seniuk. Čia palata. Žiūrėkit. 5 žvaigždučių, ne? Kiek čia? Taip, 5 žvaigždės. turime ir chalatėlis. Pledukas. Prašau, pledukas. Taip. Geriausios škotiškos vilnos pledai. Televizorius. Viskas. Kas čia spinta? Ne, čia yra mūsų ponios kambarys. Prašau, rodysiu jums. Prašau, Giedriau, užeikite. Čia kaip spa yra. Čia spa, mini spa. Pacientas palatui turi mini spa. Taip. Dėl to ir tas chalatas yra Taip. padėtas. Pacientui operacija ir kas susijęs su jo sveikata, tai yra labai jautru. Labai natūralu, kad labai jautri tema ir žmonės labai jautriai tai reaguoja, ypač kas operuojasi pirmą kartą. Nežinau, kas laukia. Nu, tiesiog. Taip natūralu, taip. Tai mes stengiamės suteikti kuo didesnį komfortą pacientui ir jį tiesiog apgaubti tokia kaip suteikti visą informaciją ir gauti tokią šilumą kaip šito pledu. Jūsų žodžiai yra va. Taip, kad pacientas jaustųsi saugus. Na, aš suprantu, kad suaugęs žmogus ateina patempęs lūpą, jisai bijo, bet būna ir mažų vaikų, ar ne? Taip, mes turime ir mažų pacientų, mažų mūsų herojų, kurie tikrai drąsiai atkeliauja pas mus ir išeina su didelė šypsena. Ačiū labai už viską, už visą nuo 1. aukšto, už visą lifto kelionę. Su jumis buvom geriausiam pasaulio viešbutį, valgiau skaniausius ledus ir tapau superherojų. Tik dėka jūsų.